Dievas. Bet palaukit, šis spektaklis ne taip prasideda. Ir va taip va, vyniok savo rekvizitus ir dink iš čia. O mikrofonus palik, jiem dar prireiks. Padėk, Dieve. Aišku. Geri. Geri. Iš kur žinai? Argi tu manai piliai? Ar su tavim gėriau? Eik, ir gersime. Čia greičiausiai visus girtuoklius paverčia belenkuo. Kas paverčia? Tai tu paverti. Kaip tai kas? Velnias paverčia. Juk mes su tavimi pragare. Kokie velniai? Ką tu apskritai žinai apie pragarą? Man atrodo, kad aš esu rojoje ir man čia taip gera. Juk tik pragare visokie šliūžai ir salotai bendrauja tarpusavyje. Na, tai ilgam. Nagi šliūžai, geriau kėdį man atnešk. Nejau pavargai. Ne, laukia ilgas pokalbis. Prigriebk ir savo. Jūs nupjaukit grybą. Man taip trūksta dramaturgijos bei klasikinės struktūros. O mes tik beždžioniaujame, besiūlysim mizanscenas ir... Ir duok Dieve, kad ta mizanscena dar būtų besiūlė. Labai prašom, nepasikarkite ant sceninio žodžių imitacijos. Bent pabandykite. Sėkmės. Nagi, pasakok, kodėl tu esi šliūžas? Tave irgi jo pavertė? Nežinau. Galbūt dėl to, kad buvau striptizo šokėja. Staipiausi aplink stulpą. Kūriau žemas vibracijas. Oho, kokios sielos tamsos karalystėje. Striptizas tai ne nuodėmė, o grožis. Kai buvau angelu, irgi šokau striptizą netgi be tų, be trauzų. Up, kelnes didelis. Ką prisiminiau? Aš juk savo geriausios draugės vyrą nuviliojau. Tai ne nuodėmė, nes tavo draugė su tavo vyroj seniai jau susikukavo, o tu to nežinai, bukas šliaužė. Tai kas tuomet yra ta nuodėmė? Kai nežinai, kada tavo mamos gimtadienis ir kiek jai metų, tai yra tavoji nuodėmė. Ir ką, dėl tokio menknikio jį pavertė šliūžų? Salotas, ką tu geri? Pageidautinas naminukė. Na kam to reikia, salotas? Visi geria.
Visą gyvenimą visi girtakliauja. Mama su tėčiu. Visą gyvenimą gėrė. Vadinasi, taip reikia. Visos bėdos dėl meilės stygio. Klausyk, šliuži. Ar tu iš tikrųjų nežinai, kada gimė tavo mama? Ko čia prikibai? Rūpinkis savo motiną. Mama paprasčiausiai niekada nesveikindavo manęs gimtadienio proga. Ir manęs nesveikindavo, nu ir ką? Tai pasveikinkim viens kitą. Ir ką? Tuomet pamilsim visą pasaulį. Ar to nori? Taip, tuomet viskas pasikeis. Meilė ir grožis išgelbės pasaulį. Fatality. Flawless victory. Štai, pavogiau iš tokio kaip tu. Girtuoklis užmigo ir aš nušvilpiau. Gal paskambinam? Kam nors šventės proga. Ten, viršuje. Pamenu tik vieną numerį. Kur tas tavo paauktas telefonas, duok čia, bandysiu skambtelti. Alio. Kur pataikiau? Ai, mama? Čia tu? Oho, gal ir man paskambinti? Aš neprisiskambinau. Pataikiau. Aš neprisiskambinau. Man iš čia neištrūkti. Man iš čia neištrūkti, aš neprisiskambinau. Ką aš darysiu? Alio, mama, klausyk, aš esu pragare. Ar gali man padėti? Kuom galiu? Man reikia atvirsti žmogaus pavidalą. Klausyk, mane velnias pavertė į šliūžą. Už tai, kad buvau bloga. Sakyk, kad aš neištrūksiu iš čia. Man reikia, kad tu pasakytum žodžius. Aš iš čia neištrūksiu. Tuos žodžius, kur tu sakai žmonėms, kurie tau rūpi, yra 3 žodžiai. Yra 3 žodžiai ir susideda frazė. Kai žiūri ir bandyk atspėti, žinai, ką dažniausiai sakai Ponia, žmogui. aš iš čia neištrūksiu. Ką sakai žmogui, kuris tau rūpi, žiūrėdama tiesiai į akis. Kada rūpi? 3 žodžiai. Brangus. Ne. Aš tave myliu. Taip, ačiū, viskas gerai, vėliau papasakosiu.